Klausau. Labas, Neringa. Labas. Čia Titas skambina. Kas? Titas. Koks Titas? Na, neprisiminiau manęs iš OneLT. Ne. Nu, kažką tu, Neringa, mes gimam. Tikrai nepamenu. Nu, aš iš Kauno esu. Toks aukštas vyrukas. Ai, tas, aišku. Aha. Kaip laikaisi? Gerai, kaip tu? Visai neblogai, kažkaip aš susikalbėjau su Vonės moderatorium tokiu. Aha. Ir užprašiau tavo telefono numerį ir šiandien kažkaip dar su Emilija, nu, savo mergina susipykau. Galvojau, tau paskambinsiu, nesutrukdžiau aš tau? Nu, ne. Ką užsiėmė, ką darai vėlyvą vakarą, nemėgi dar? Filmą žiūriu kol kas. A ne, kokį filmą žiūri? Kažkokį, iš tikrųjų nes nežinau. A, čia gal naują, kur serialą per teleką rodo? Ne, per kompiuterį žiūriu. Tai va. Supratau, viskas aišku. Na, ką tu reikia? Tai neliūdė. Aš tai kažkaip, žinok, užsiparnės toksai, kažkoks tai užsigrūzinės, žinai, visas namie sėdžiu. Galvojau kažkur tai važiuot, nevažiuot kažkaip, bet paskui nusiraminau, galvojau, paskambinsiu Neringai, mes kažkaip visą laiką smagiai man su tavim pasišneka. Nu, aišku. Tai va, žinai, ir čia aš su ta Emilija, kadangi susipykau ir norėčiau taip kažkaip su ją, žinai, rečiau bendraut, galvoju, gal galiu pas tave kokią dieną atvažiuot, kada, žinai, aš tiesiog paimsiu ir iš svečius atvažiuosiu. Kaip tu manai? Nemanai, kad paloka. Nu ką, žinau, aš tiesiog, žinai, noriu taip, atkeršyt jai, kad nesimatyt, blemba, su tavim susipažint, pasimatyt. Na, nežinau. Tu, kaip žinau, tai Visoliškyje gyveni, ne? Kur? Vosiliškyje. Kas tave taip informavo? Nu, matai. Tas, kas ir telefono numerį davė. Kas davė? Nu, sakau, aš turiu draugų moderatorių, žinai, Vonė. Aišku. Jo. Kaip tavo broliukas? Gerai. Gerai, viskas tvarkoj. O kiek metų yra? 12. Aišku. Tai panašiai, aš pusbrolį turiu 12 metų, iš tikrųjų. Tai žiūrėk, tai Neringa, tai kaip tu galvoji, jeigu aš atvažiuočiau, tu norėtum susitikti, nežinau, su manim pasimatyti? Nežinau, iš tikrųjų dar. O tu vaikiną turi? Ne. Ne? Labai gerai. Iš tikrųjų, mangi nėra, tu kur važinėjai, Raseinius dažniausiai būni, ne? Nu tai va, tai man kiek čia yra nuo Kauno, ką aš tai žinau, 1,5 valandos, nedaugiau. Maždaug jo. Nu. Aš su mašina atsisėsiu ir atvažiuosiu. O kodėl tu nežinai, aš neįdomu su manim būtų pasimatyti? Nu, gal iš dalies ir nieko visai būtų. Nu, nes man tu faina panelė, labai patinkėsi tokia. Man labai patinka, žinai, šviesus plaukai. Jo, tu kadangi šviesa plaukia tokia, tai paaugę dar plaukučiai tie tavo, tai labai man gražu, nu tarsi taip moteriška labai, žinai. Nu. Jo. Aš nežinau, ta prasme, nu, aš nieko blogo čia, žinai, nemesgu, tiesiog galvoju pasimatyti, ką, žinau, atsiveščiau kažkokių skanių ledų, galėtumėm pagramdyti truputį. Ką manai? Nežinau, iš tikrųjų dar. O kodėl tu tai pasimatai? Nes nežinau, ką veiksiu. Ai, ką veiksiu, tai aš nesakau, kad rytoj atvažiuosiu. Rytoj. Aš ne namuose esu. Ne, aš nesakau, kad rytoj, aš apskritai kalbu, ar tu norėtum su manim pasimatyti. Gal ir norėčiau, bet nežinau kada. Nu, ko tu dabar čia taip laužais? Taigi aš to nieko skaudo nepadarysiu. Nu, tai aš niekur nesakau. Nu, tai nežinau kada, bet tai kaip tu gali nežinoti? Tu viską turi apie save žinoti. Čia aš galiu nežinoti. Apie tave kažko. Tai žiūrėk, aš atvažiuočiau, kada, aš nežinau, galiu ir vakare atvažiuoti, o vis tiek dieną mokykla yra, ne? Nu, tai va, galėčiau atvažiuoti kažkada vakare, nu, pasidėsim, pakalbėsim. O tu turėjęs rimtą vaikiną, kad nors ilgai draugavus? Esu. Esi, kiek laiko? 1,5 metų. 1,5 metų, ne? Tai jisai tavo nekaltybė yra, aš kaip suprantu, ne? Nesigilinam. Kodėl? Nu, kam to? Aš žinau, paprastas klausimas. Nesvarbu. Nepaprastas klausimas, ne? Tai prieš kiek laiko tu išsiskyrei? Vasaros pabaigoje gal. Ai, tai visai taip senokai jau sakyčiau, ne? Kaip? Senokai jau visai. Na. Nu, tai būtų gal pats laikas jau ir naują vaikiną tau susirasti. Ar ne? Šmaikštu. Tai nenori su manim pasimatyti tada, reiškia? Aš žinau, taip seniai su jokių vaikinų nebuvai.
Nu, kas susakė, kad nebuvau. Ne, nieks nesakė, aš taip spėjau. Gal. Nu, tai va. Tiesiog spėjau, ką žinau, nu ten taip Raseiniuose neapstu vyrų yra, aš manau, ne? Nu, nepasakyčiau, kad apstu. Nu, tai va. Tai galvojau, ką žinau, gal norėtum su manim ką nors pamėgst? Nežinau, dar nežinau. O kada žinosi, jeigu šiandien naktį pagalvosi, aš tau rytoj paskambinsiu, tai žinosi jau? Gal. Gal? Reiškia žinosi, žinot, moteriškas gal reiškia taip. Labai gerai. Viską jau žinai, tu. A viską apie ką žinau? Nu, aplamai. Aplamai nėra tokio žodžio, apskritai, nes aplamas... Nu, gerai, apskritai. Va, labai super. Nu nieko, tu kaip dešimtokė, tai dar, man atrodo, dar kitais metais išmoksi Ką dar apie mane žinai? Žinau, kad tu 10 C klasėje... O, ką dar žinai? Vaikštai į Raseinių kalno vidurinę. Nu. Jaunesnį brolį Rolandą turėjau, sakiau, kai jis iš visą plaukia. Turėjo, palauk, juodą paltuką, raudoną kepurę. Ne. Ne? Ne. Aš manau, turi. Ne. Ir turi draugas, ar draugė čia, Sonka. Turi tokį? Ką? FM. Labas, neringai. Tave trukdo radijos stotis FM iš Vilniaus, radistas Rolandas. Uojat. Kaip laikaisi? Gerai. Gerai viskas, ne? Kaip žiauru. Tikrai žiauru, tikrai žiauru. Nu tai ką, gerų pamokų tau ir gerų pokalbių. Ate neringai. Ačiū. Kaip žiauru, sako. Nu nežinau.